Tai čia mes kalbame dažnai apie tai, kaip veikia žmonių smegenis, kaip veikia šis pasaulis. Tai labai bus įdomus taim pakalbėti apie tai, kaip veikia visuma - fizinis kūnas, mentalinis ir dvasinis. Tai norėčiau pradėti apie tai, kaip taip, fiziškai tu stiprus, bet kaip tavo visas supratimas ir dvasinis pasiruošimas, kaip tu tapai tuo, kuo esi. Ar aukštosios jėgos padėjo tau? Be abejo, kad aukštosios jėgos tikrai padėjo. Ir esmė ta, kad norint tapti stipriausių pasaulio žmogum, neužtenka vien kiloti svorius. Nes daugybė žmonių kilnoja svorius ir ten skiriasi varžybose rezultatai. Sekundę greičiau kažkokį svorį nuneši, ten kilogramų vien atkėlė daugiau. Principe, žmonės yra varžovai panašaus lygio, bet kažkas laimi varžybas, kažkas pralaimi. Labai daug lemia psichologija ir aišku, pasiekti tokius rezultatus labai reikia daug ir kryptingai dirbti. Jeigu tik tai bus ta fizinė jėga ir tik fizinis kūnas, tai gali būti, kad jiem greitai atsibos. Iš tikrųjų labai turi save motyvuoti, ugdyti save ne tik fiziškai, bet ir dvasiškai, bet to tikėti tuo, ką darai ir žinoti, dėl ko tai darai, nes čia labai daug tokių faktorių yra. Jo, aš manau, vienas esminių yra tas tikėjimas ir tas ilgo kelio ėjimas, ne tai, kad aš dabar tapsiu ir tada nusispjau. Tai stebina, kaip tu šitą ilgai išlaikai šitą savo ir formą tokią ir šitą, kad per daugelį metų tu vis pirmas. Tai čia yra iš tikro, aš nesu toks, aš negalėčiau. Aš mėgstu kažką pasiekti, numeti ir eini kažką daryti. Tai čia turbūt irgi tavo charakterio bruožas toks užsispyrimas. Taip, ypatingai mano sporte užsispyrimas yra labai svarbus, nes būna, kad tiesiog treniruotės yra skausmingos pačios tos treniruotės, kažką keli, prisispaudi, ten grįžti su mėlynėmis po treniruočių, kažkokios traumas, viskas nėra taip, kad ten yra tokių lengvesnių sporto šakų. Aišku, ir visose sporto šakos yra traumų, bet tenisą žaidžiant per daug tų skausmo ne. Tiesiog fizinį nuovargį. O čia tu turi keliant akmenis, ten oda nusilupa, nešant lagaminus, mozoliai nuplyšta. Tu visą laiką kažkoks po varžybų, tai nėra grįžęs po varžybų, kad nebūtų mėlynių ant kūno, kad nebūtų žaizdų arba nebūtum traumuotas kažkokia lengvesnė ar sunkesnė trauma. Tai iš tikrųjų tie galiūnai yra ne tik aš, bet ir kiti, ne tik stiprus fiziškai, bet pakankamai tokios stiprios asmenybės, kurių gyvenime nepastumsi ne tik dėl jų stoto, bet ir tai, kaip jie save pozicionuoja. Tai iš tikrųjų toks įdomus tas dalykas. Ir užsispyrimas, aišku, yra svarbiausias dalykas. Mano tikslas buvo iš pradžių, kai atėjau į sporto salę, tiesiog sustiprėti. Nes aš nežinojau tokio galiūnų sporto. Atėjau į salę, pamačiau kultūristus ten ant sienų, plakatus, nutariau, noriu būti aš kultūristu. Ir net šiaip kultūristų, bet Mister Olympija, laimėti aukščiausią titulą. Bet paskui, kada aš pamačiau galiūnų varžybas, aš pagalvojau, labai įdomus sportas, aš norėčiau šitą pabandyti. Išbandžiau varžybose ir jau pirmose varžybose mano tikslas buvo laimėti. Tai manau, kad tas mano maksimalizmas ir tikėjimas savimi lėmė visą tą mano karjerą, kad aš laimėjau begalę tų varžybų, ten šimtais yra laimėtų varžybų. Tas, kad aš tikėjau savimi, kad aš esu stipriausias. Aš dar nebuvau stipriausias, bet viduje aš jau save laikiau stipriausią. Jo, tai sakau, manau, čia vienas svarbiausių tokių momentų, nes kaip sakei, visuose tose profesionaliam sporte, ypač pasaulio lygi, tai ten labai maža marža yra ten to, ar tu būsi pirmas ar ne. Tai ko gero tikrai yra tas tikėjimas ir vis tiek kažkam prieš varžybas eidamas kažkokią maldelę ar mantrą kažkam pasakai. Kam, pavyzdžiui? Tai aišku, kad prieš varžybas tai reikia labai labai susikau, bet aš padėkoju Dievui kiekvieną dieną už gerai praleistą dieną ir be abejo už pergalės. Su tokiam aukštesnėm jėgom yra susijusi viena mano pergalė, tokia labai svarbi man.
Tai 2016 metų Arnold Classic turnyre aš laimėjau 8 kartą. Ir metais prieš tai man nepasisekė, nes viena iš rungčių dėl teisėjų klaidos ir kažkiek ir mano neapsižiūrėjimo, bet iš principo tai buvo teisėjų klaida. Man reikėjo ten kelti staigiai svorį 700 kg ir aš traumau kaklą, kas man atsiliepė tolesnį karjerą ir net ir dabar aš tą poveikį jaučiu. Ir aš pralošiau 1 tašku varžybas. Nors aš buvau visą galvą stipresnis už sportininką, kuris buvo antras. Todėl kitais metais man reikėjo būtent revanšuotis. Ir 2016 aš nebuvau jau tokio stiprioji sportiniai forma, nes man jau tą traumą atsiliepė. Jinai taip lėtai veikia. Po truputį mano jėgas mažino. Nors aš ruošiausi, kaip visada, stipriai, bet kažkaip rezultatais nebuvau patenkintas. Ir varžybos buvo antiek sunkios ir intensyvios, dalyvavo tikrai visi geriausi to meto sportininkai. Ir prieš paskutinę rungtį aš pralošinėjau 3 taškus, kas yra labai daug, nes iš 10 sportininkų 5 jau buvo traumavęsi arba toj rungty iš vis negalėjo startuoti. Tai situacija buvo tokia, kad norint laimėti, aš turiu laimėti rungtį, o mano varžovas pagrindinis turi būti 5. Tai ne tik mano ta sėkmė priklauso nuo manęs, bet ir kaip susiklostys, kaip tas mano varžovas sudalyvaus ir kaip tie 3 sportininkai. Bet kadangi aš pasakiau, kad čia mano paskutinės varžybos ir aš tikrai labai norėjau laimėti, tai aš paprašiau Dievo, kad man padėtų šitas varžybas laimėti, kad susiklostytų tokia situacija, kokia jau turi būti, tik tai, ta tikimybė 1 iš 100. Ir aš daviau tokį pažadą, kurį paskui išpildžiau ir man pasisekė ir laimėjau šitokią paskutinės Arnold Classic varžybas tokiu fantastišku tikrai finišu. Aš laimėjau tą rungtį, o mano varžovas nebaigė tos rungties ir jis liko 5 ir aš tapau čempionu. Sako, stebuklų nebūna. Tai, tikrai būna, aš ne vieną kartą matęs gyvenime stebuklų. Tai, kaip sako, svarbiausia gerai paprašyti ir žinoti, ko paprašyti. Tai, taip, ir ne vien paprašyti, bet aš dar ir, jeigu man pasiseks, aš daviau tokį įžadą, kurį išpildžiau. Nepaslaptis kokį? Čia finansinis. Supratau. Nes tos laimėtus pinigus gali kaip nori išleisti, aš dalį pinigų skiriau labai, labai geram darbui. Tai aš labai šaunu, labai gerbtina. Ir dabar jau biški giliau į triušio urvą, sakai, meldžiuosi Dievo. Kalbėsi su juo. Koks tavo ryšys su religija? Ar tai čia yra labai krikščioniškas, ar kažkoks tai labiau tavo kažkoks tai sukurtas dalykas? Nes visi mes skirtingai įsivaizduojam, kaip tas čia pasaulis veikia, kas tas Dievas yra, kas tau tai yra. Tai iš tikrųjų, kaip viskas yra, tai vienas Dievas ir te žino. Mes galime visaip galvoti, būti susiskirstę į skirtingas religijas. Kiekvienas, manau, žmogus turi savo požiūrį ir nėra 2 panašių požiūrių. Ar tai būtų krikščionis, ar katalikas, ar budistas, net ir tarp jų vis tiek visi truputį žiūri skirtingai. Aš manau, kad kas tai būtų aukštesnė jėga, Dievas ar kaip pavadintume, tai yra tas dalykas, kuris valdo visą šitą mūsų pasaulį. Kūrėjas, kitaip sakant, o visos religijos kaip ir yra atšakos tokios sukurtos, kad dažniausiai religijos buvo kūriamas, kad valdyti žmonės. Iš tikrųjų, tai mano santykis su visom religijom yra draugiškas. Kaip Lietuvoje gimęs aš esu krikščionis, katalikas, bet tikrai manau, kad visos religijos, jeigu į jas žmogus eina tikrai norėdamas pažinti pasaulį, būti dorų žmogumi šioje žemėje, ir tai vis tiek tas tikslas yra tas pats. O kada kiek to metų buvo, kai pirmose galiūnų varžybose sudalyvavai? Man buvo 16 metų, aš buvau pakankamai jaunas. Dabar, aišku, šiais laikais yra jaunesni dalyvauja varžybose, bet tuo metu nebuvo tokių jaunimo varžybų, kažkokių vaikų varžybų, tai buvo suaugusių vyrų varžybos ir visi varžovai buvo vyresni už mane 10 metų, bet aišku, aš buvau gan tvirtas vaikas,
paauglys, tai norėjau laimėti, bet aišku, čia buvo naivu tikėtis, bet aš neblogai sustartavau pirmose varžybose. Viena iš rungčių užėmiau antrą vietą ir tai mane įkvėpė, motivavo. Aš jau žinojau, kad kitais metais aš tikrai būsiu pirmas. Nors ir dar kitais nebuvau pirmas, bet aš jau žinojau. Jo, bet ko gero ir vis tiek buvai didesnis negu bendramžiai, kai buvai 5-6 metų tenai mokyklą, kai pradėjai eiti. Taip, aš buvau visada prie aukščiausių klasės mokinių ir be abejo, kad tvirčiausio sudėjimo. Kada pradėjau sportuoti, tai dar daugiau įploti, pečiai paplatėjo. Bet taip, aš jau ir vaikas buvau stiprus. Aš net vaikystėje atsimenu ir seneliai prisimindavo, kai gyvi buvo. Kokie 4-5 man metai buvo, aš ten tokius blokus betoninius kilodavau, tai reiškia, buvo tos jėgos jau. Nežinodavai, kur dėti, kaip sakė. Be to, aš čia neseniai dabar vis tiek mokslas vystosi, tai genetinius tyrimus dariau, tai iš tikrųjų turiu kelius išskirtiniai gerus genus dėl šito jėgos sporto. Tai, kaip ir sakiau, ir kūnas, ir dvasia turi būti sutapti ir į vieną tikslą eiti, tada galimas toks didelis ir geras rezultatas. Taip pats Biržuose gimęs ir augęs. Biržuose gimęs, augęs, Kaune studijavau, gyvenau Vilniuje, dabar gyvenu Molėtuose, tai dar gal kažkur pagyvensi Lietuvoje, visoje Lietuvoje, gražu, gera ir patinka. Jo, bet domėjasi savo liniją giminės medžių ar grynas lietuvis, nes ten Biržai, tai šaliagi buvo Livonijos ordinas, tai gal kokių vokiečių tenai buvo irgi kryžiuočių rimtų pas tave. Na, labiau pagal viską aš nesidomėjau visą genealogiją, bet dar tam reikės ateiti, iš tikrųjų įdomu dalykas tas, ypatingai ta genealogija pagal DNR tyrimus. Taip. Tai manau, kad esu grynas lietuvis ir Biržai kaip ir tokia sėlių kraštas, tai gal čia sėlių palikuonis. Jo, nes ten pastoviai vyko ant ribos kovos su vokiečiais, čia ypač 13-14 amžiuje ir tenai, sakau, bet kadangi tai buvo senai, o paskui vokiečiai buvo užėmę tas žemės daugelį metų, tai buvau gal žinai, bet čia sakau, šiaip toksai teminis. Mano mama buvo iš Šimonių, tokia lietuviška labai pavardė, Savickas irgi lietuviška pavardė. Tarp kitko, Savickas įveina 20 labiausiai populiariausių. Jo, pirma yra Kazlauskas. Genealoginis medis būtų ilgas, labai daug žmonių, manau, yra susiję. Jo, bet tai su tais giminystėm pas mus Lietuvoje, nes kadangi visą laikį pas mus ėjo, tai slavai, tai vokiečiai, tai ir pastoviai toksai miksas buvo, ir lenkai tą patysgi buvom sulenkinti labai, tai daug ir išvestinių tų pavardžių, pavyzdžiui, aš irgi Jašinskis buvo tos didžiojo sukilimo vadas, kuris paskui, tai vėlgi čia, sakau, mes tas sakyti, kad 100% lietuvis, labai labai mažai. Manau, kad nėra visiškai 100% lietuvių ir bet kokios tautos. Vis tiek kažkada kažkur ten N kartų lygiai kažkokių buvo kitų tautų, bet kiek aš žinau, tėvai, seneliai, proseneliai visi buvo lietuviai, toliau reikėtų jau žiūrėti. Gal labai ten jau pro ir rastume kažkokią kitą tautą. Jo, net tokį atsimeniau, kai sakydavo, iš kur atsirado žodis vokietis, nes taip yra germanus, German, o pas mus vokietis. Tai sakydavo, kai lietuvis pasiemdavo kuoką, kai atjodavo kryžiuotis ant arklio ir su ta kuoka jam pildavo, žinai, o tas išsilaikydavo tam savo balne. Tai sakydavo, vokiets.